Labas visiems. Šiandien sveikinas neįprastai kaip iš kelionės dažniausiai būna, o iš Vilniaus. Šiandien susitinkam su Mindaugu, nesenai nesimatėm kartu dviračio sezoną. Tai pradžiai pradėsim MTB Skills parke Saulėtekėje, tada į Rokantiškes ir gal Molynę užvažiuosim. Aha. Tai va, matai, tik visi vien antrų pipėtų per poziciją džempą išsidėst. Gerai. Mindaugas paprašė nufilmuoti jį į Instagramą, kad žmonės sužavėtų. Manau, paimsim tą sezono galeriją. Manau. Teks tau dar pakartot. Tai tu tiesiog nieko netrauksi laikyti. Jo, matai, čia gavosi. Taip, ir tada nebūtum, galvoju, kad nesimatys kur lendinė, ne? Aha. Ir aš sujudinau. Matai, nes tu tol aukštai eini. Ir aš sujudinau. Jo. Porą valandų pasivažinėjom Saulėtekį Skills parke, tai nusprendėm, kad nevažiuosim į Molynę, o važiuosim tiesiai į Rokantiškes. Mindaugas dar planuoja užsukti, pizzą paimti ir dar tenai valandą pusantros ant Natural Trail pavažinėsim. Sakyčiau, prie šito interviu reikėtų pridėti truputį džiaugsmo ir pasidžiaugau, kad pavarėm geriau nei kad tikėjomės ir padarėm didžiausius džempus, negu iki šiol buvom padarę, taip kad belė kas nelyz. Valgau ledus ir važiuoju į Rokantiškes. Toliau važinėtis. Taip atrodo žmogus, kuris kardiją pamiršo, kad reikia gyvenime daryti. Jo. Paskui reiks snarglius pūst, lipant į kalną. Mindaugas matuojasi šuolį. Sakė ims. Bet čia va nusileidimas ant šaknų. Laukiam tavo bandymo. Pasižymėjo liniją Mindaugas, kurią važiuos į šuolį. Čia vadinasi išgyvenimo linija, nes jei nepataikai, tai... Amen. Nu, buvo kažką. Ponas čiut manęs nenumušė. Ne, šiaip aš tik atrodo ramus, bet galvojau, kad jau bus šakės man. Bet tai ką žmonės pagalvos, kai pamatys mano suplyšusis kelnes pavyzdžiui? Bomžas. Visiškai bomžas, nevykėlis, netikėlis. Neturiu už ką net kelniams, bet šitas kelnes suplėšiau patį pirmą kartą, kai užsidėjau. Tai reikia apibendrinti dieną. Čia skoliniai tai buvo apibendrinti dieną, tai aš galiu pradėti, žinok, apibendrinti dieną. Tai pagrindinis dalykas, ką aš čia supratau, tai net ir perlipusi savo 30-metį gali dar kažką išmokti. Sutinku. Jo, kur atrodo, kad jau tokių metų jau kažkaip sunkiai dalykai einasi, bet vienok varom geriau nei praeitą sezoną. Galvojau, kad per žiemą absoliučiai viską pamiršau ir bus nuo nulio, tai pirmom valandom taip ir atrodė, bet nu ne, dabar geriau negu buvo. Taip kad, ką žinau, faina, turim potencialą ir mūsų kamera bėga. Pala, pataisys. Jo. Super. Jo. Pavargom, nusikankinom, bet visgi mum jau nebe 16, tai turbūt metai irgi savo dada. O gera diena, tiesiog su gera nuotaika varysiu Gera namo. kompanija. Jo. Ir kas svarbiausia, kad važinėjant dviese yra daug drąsiau kažką bandyti. Kad važiuoji vienas visą laiką, galvoji tas baisu, nepabandai, o šiandien
Ir aš asmeniškai bandžiau to, ką niekad nebūčiau bandęs vienas. Ir Mindaugas čia paskutinį gerą šuolį davė, vos manęs nenumušė, bet jis gerai baigėsi. Tai. Taip, kad jeigu varysim daugiau negu kartą per mėnesį, kad dažniausiai būna, turim šansų dar kažką gero išmokti. Tikrai taip. Dar ne vėl. Mes dar prie jaunimo skaitim, pala kaip ten daro. Tai va. Taip, love.